Sveiki, aš esu Aurimas Paulius Gerčys ir šioje pamokoje mes su jumis kalbėsime apie tai, kaip susikurti savo pirmąją kampaniją. Pirmąją AdWords paieškos kampaniją. Tai visų pirma, pati pradžia yra mygtuko susikurti savo pirmąją kampaniją paspaudimas. Ir kai tik tai mes tą su jumis atliekame, iškart Google mums leidžia pasirinkti vieną iš kelių variantų. Pirmasis iš jų tai yra paieškos kampanijos, antrasis yra banerinės, trečias yra shoppingo kampanijos, kurios Lietuvoje yra neįmanomos kol kas, ketvirtas yra video ir penktasis yra aplikacijų reklamos kampanijos. Taigi, kas yra kas? Paieškos kampanijos yra tos, kurias jūs matote tipiškai tada, kada nueinate į Google paiešką ir Google paieškoje įvedate, pavyzdžiui, frazę tokią kaip, tarkime, butas Vilniuje, ne? Arba kur man išleisti pinigus, arba kažką tokio panašaus. Įvedi tokią paiešką, tokią paieškos frazę ir matai reklamėlės, ne? Tai tos reklamos iš esmės yra padaromos per šią parinktį. Displejus arba banerinės kampanijos yra tokiu atveju naudojamas, kada norite naudotis vaizdinės reklamos tinklu ir reklamuotis tokiuose puslapiuose kaip pavyzdžiui Alfa LT, Delfi, BBC, 15 minučių ir taip toliau. Iš esmės, didžioji dalis tiek lietuviškų, tiek viso pasaulio interneto svetainių naudoja pas save banerinės kampanijos galimybės ir jas jūs galite pasiekti arba per jas jūs galite pasiekti savo vartotoją, kurdami displejinės kampanijas. Jeigu mes norime su jumis kurti arba leisti YouTube reklamas, tai spaudžiama video ir šios kampanijos arba apie šios kampanijas reikėtų žinoti tai, kad tipiškai yra kaip ir du standartiniai arba tokie praktikuojami reklamos per YouTube variantai. Pirmasis iš jų yra vadinasi TrueView in-stream arba tai yra tie vadinami tokie standartiniai pre-rollai, kada jūs matote prieš žiūrėdami YouTube klipą arba kažkur tai YouTube klipo metu reklaminį intarpą, kuris po 5 minučių, tai yra po 5 sekundžių privalomos peržiūros gali būti jūsų praleistas ir už jį mokama yra tik tai tuomet, kai peržiūrima yra arba bent 30 sekundžių YouTube reklamos, arba jeigu klipas yra trumpesnis negu 30 sekundžių, tai jis yra peržiūrimas visas. Tokiu atveju yra sumokama už tokią reklamą, kitu atveju tai yra nemokama reklama. Arba in displejus YouTube reklama, tai yra tokiu atveju yra, kada jūs, pavyzdžiui, norite padaryti taip, kad, tarkime, reklama būtų rodoma arba šone arba pačioje ir tokiu atveju vartotojas gali vėlgi pasirinkti žiūrėti jūsų reklamą kaip tam tikrą peržiūrą vaizdinio turinio ir tuomet yra sumokama štai, kad vartotojas pasirenka žiūrėti jūsų reklamą, kitaip tariant, už reklamos paspaudimą. Tai mes pradėsime su jumis nuo konkrečiai paieškos kampanijos pasirinkimo ir šioje vietoje yra svarbu įvertinti tai, kad by default arba pagal nutylėjimą yra standartinis parinkties pasirinkimas, kada jūs, turite apribotas galimybės. Todėl mes renkame su jumis all features, arba visos galimybės ir tada atsiranda tokie variantai, kaip, tarkime, plėtinių buvimas arba panašus dalykai. Kas tie plėtiniai, mes apie juos visus kalbėsime vėliau, kada po truputėlį žingsnis po žingsnio kursime kampaniją. Tai pasirinkome all features. Tuomet užvadiname savo kampaniją, tai bus, tarkime, mano pirmoji kampanija. Kas toliau? Vėlgi, pagal nutylėjimą, Google siūlo jums reklamuotis tiek pat Google paieškoje, tiek ir Google paieškos partneriuose. Kasgi yra tie Google paieškos partneriai? Tai yra, iš esmės, didelė dalis interneto svetainių, nuo Amazono iki Ask, iki ten visokių, bet ko, kas netgi, man atrodo, Yahoo šiuo metu yra tapęs Google paieškos partnerių. Tai jūs galite reklamuodamėsi per Google paiešką pasiekti vartotojus, kurie atlieka paiešką per visokiausius įvairiausius tinklus. Tai šiuo atveju mes galime, arba jeigu norime reklamuotis tik tai Google paieškoje, tai mes šitą dalyką nužymime. Tada klausia Google, ar jūs norite reklamuotis baneriniuose tinkluose, tai mes sakome ne.
nes šią akimirkai mes norime sukurti kampaniją tik tai tą, kuri pasiekia vartotoją konkrečiai per Google paiešką, kai jisai įveda tam tikrą frazę ir kada jisai nori tam tikrą frazę įvedęs, mes norime, kad jisai pamatytų mūsų reklamą. Kas toliau, įrenginiai, viskas yra su jais tvarkoj, vietovė, taip, Lietuva, kalba, mes pasirinkame, tarkime, standartiškai, aš Lietuvoje būdamas renkuosi 3 kalbas, anglų, lietuvių ir rusų. Kitas dalykas, ką mes galime matyti, tai kad mums Google siūlo automatizuotai atlikti, maksimizuoti paspaudimų kiekį ir čia mes galime iš tikrųjų interpretuoti vieną iš dviejų. Arba mes galime naudoti automatizuotas bidding strategies, tos mokėjimo už paspaudimų strategijas, arba rankiniu būdu nustatomas. Tai šiuo atveju mes galime atlikti rankiniu būdu nustatomą paspaudimo kainą ir tada Google sako, tai koks yra standartinis tas vieno paspaudimo įkainis ir mes sakome, na, tarkime, tai galėtų būti apie, tarkime, 10 euro centų ir tebūnie mano dienos biudžetas bus pusę euro, ne? Nu, toks simbolinis, jis gali būti ir mažiau, ir daugiau. Įsivaizduokite, jeigu jūs esate, tarkime, restoranas ir jūs norite reklamuoti tik tai dienos pietus ir jūsų reklamos paieškos frazė yra dienos pietus, pavyzdžiui, Vilniuje, ne? Tai tokiu atveju jūs galite nustatyti laikotarpį, kada tos reklamos yra rodomos, ne, pavyzdžiui, nuo pirmadieniais, penktadieniais, nuo, pavyzdžiui, 10 ryto iki 2 arba 1 valandos dienos. Viskas. Ir ta prasme, mes nustatome, kada mes norime, kad ta Google reklama būtų rodoma, visas kitas laikotarpis, visą kitą likusį laiką jinai yra nerodoma. Pagal nutylėjimą, jeigu mes to nepasirinksime, tai reklama rodoma yra kiaurą parą. Viskas. Paimame, paspaudžiame ir yra sukurta mūsų kampanijos kaip ir struktūra. Kas toliau, tada, kada mes esame sukūrę savo kampanijos struktūrą, Google sako, tai kaip tu pavadinsi tą savo skelbimų grupę. Kas yra svarbu? Pavadinimas tiek kampanijos, tiek skelbimų grupės yra nematomas niekam kitam, tik tai jums. Tai iš esmės tai gali būti ir mano pirmoji skelbimo grupė, ir, kaip aš sakiau, pavyzdžiui, Butai Vilniuje. Reikėtų įvertinti tai, kad rekomendacija yra tokia, kad jeigu jūs susikūrėte vieną skelbimų grupę, tai joje reikėtų turėti bent 2-3 skelbimo tekstus, tam, kad būtų ta skelbimų rotacija, ne? Tai kad nebūtų taip, kad pagal nutylėjimą Google pasirenka vieną skelbimą, kuris rodomas yra geriau ir tik tai jį rodo. Tai viskas, ką mes turime padaryti šią akimirką, ne, tai kadangi mes reklamuojame, pavyzdžiui, Butas Vilniuje, tai mūsų skelbimo antraštė ir yra tokia pati, kokia bus tikslinė paieškos frazė, tai yra Butai Vilniuje. Tada mes įvedame aprašymus, nuorodas, kur mes mesime tą vartotoją ir iš esmės nuo tos akimirkos mes galime pradėti kaip ir reklamuotis. Taip, kai mes įrašome arba sukūrėme tekstinį skelbimą, tai tuomet pereiname prie kito žingsnio, ne, tai yra įrašymo raktinio žodžio, kuris mums yra tikslinis, pagal kurį įvedus vartotojui į Google paiešką mes jam rodysime savo reklamą. Tai šiuo atveju, kadangi mūsų tikslinė paieškos frazė konkrečiai yra Butai Vilniuje, tai vieną dalyką, ką jums reikėtų įvertinti, tai yra tai, kad dabar mes pasirenkame, tai yra Butai Vilniuje. Ir viskas. Ir iš esmės einam toliau. Nustatome, kad mes nenorime kol kas. Ir vienas dalykas, ką dabar reikėtų jums įvertinti, yra tai, kad mes galime pasirinkti frazės tipą. Tai yra paieškos frazės tipas. Standartinis frazės tipas yra toks vadinamasis broad match keywordas. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, kada vartotojas, mes perkame raktinį žodį Butai Vilniuje, bet jeigu kažkas ieškos, pavyzdžiui, nakvynės Vilniuje, arba pigus darželiai Vilniuje, arba apskritai ką veikti Vilniuje, tai mūsų reklama bus rodoma, kaip ir lygiai tokiu pačiu atveju, kaip jeigu vartotojas ieškos, ar egzistuoja apskritai Butai Klaipėdoje, vis tiek šita frazė bus, ta prasme, paskatins parodyti reklamą, nes tai yra bendrinis raktinis žodis. Tam būtų galima išvengti, reikia pakeisti raktinio žodžio nustatymą iš bendrinio į arba frazę, arba exact match. Dabar ką reiškia frazė? Frazė reiškia tai, kad
Pavyzdžiui, jeigu mes pasirinkame frazę, tai tokiu atveju vartotojas pamatys mūsų reklamoje tik tai tada, kada žmogus ieškos, pavyzdžiui, tokios frazės kaip arba butai Vilniuje, arba kokie yra pigus butai Vilniuje, ar, pavyzdžiui, butai Vilniuje geromis kainomis ir taip toliau. Jeigu mes pasirenkame vadinamąjį exact matchą, tai tokiu atveju bus rodoma reklama tik tai tokiu atveju, kada vartotojas konkrečiai įves frazę butai Vilniuje ir viskas. Jokių kitokių alternatyvų. Tai rekomenduojama tai, kad jūs galite pabandyti, tarkime, su fraze arba su exact matchu. Bet kuriuo atveju tikrai nešvaistykite pinigų ir neleiskite, nepirkite frazių, tokių kaip ten tų broad match keywordų, kurie bendrai pirks bet kokias frazes. Tai tiek, mes esame sukūrę pirmąją savo kampaniją su pirmuoju savo skelbimu, pirmąją savo skelbimų grupę ir skelbimą mes matome paspaudę ant ads, štai jis ir čia yra. Tęsime toliau vėliau su visais kitais galimais privalumais. Taigi tiek, iki malonaus, ačiū visiems žiūrėjusiems, prenumeruokite mano kanalą ir laukite daugiau video ateityje.